Šiame technologijų amžiuje verslas negali įsiversti be novatoriškų idėjų. Išradimai neleidžia sustoti technologiniai, pramoniniai bei intelektiniai pažangai, kuri būtina kiekvienai sėkmingai įmoniai. Dažnai išradimas tampa naujo verslo pradžia. Tačiau prieš komercializuojant naują produktą ar tam tikrą technologiją, būtina juos apsaugoti patentu. Lietuvoje kasmet patentuojama virš 100 išradimų ir tai yra 3 kartus mažiau už Apple produktų kūrėjo Steve'o Jobso užregistruotų patentų skaičių. Tačiau šalyje patentavimo mastai po truputį vis didėja. Nauji patentai byloja apie Lietuvos išradėjų ryžtą ir kūrybingumą vystyti naujas idėjas, naujus verslus, taip prisidedant prie įvairių kasdienių problemų sprendimo. Pavyzdžiui, ieškant būdo, kaip pagreitinti laiką vis labiau taupančių žmonių apsipirkinėjimą. Mūsų įmonė užsiema RFID sprendimų kūrimu ir taikymu mažmeniniai prekybai. Iš principo RFID technologija nuo barkodų skiriasi tuo, kad RFID yra radio dažniais veikianti elektroninė etiketė, kuri saugo savyje skaitmeninę informaciją. Priešingai negu barkodus, mes RFID galime sužymėti kiekvieną prekę individualiai. Vadinasi mobili pirkimo sistema, kurią sudaro keletas įrenginių ir bendrai apjungta sistema buvo pavadinta mobiliaja dėl to, kad su vežimėliais pirkėjas įvažiavęs į prekybos salę susidėjo vežimėlį prekes, kurios yra sužymėtos unikaliais RFID tagais. Jis ekrane pamatė bendrąjų kainą, jam nereikia rankas skenuoti prekių. Jis tiesiog susidėjo vežimėlį, pamatė sąrašą prekių, kurias nori pirkti. Jeigu nenori kokios nors prekės įsigyti, jis gali tiesiog išimti iš vežimėlio, padėti atgal į lentyną, jam iškart vežimėlis pats supranta, kokios prekės yra viduje. Kas jam belieka, jis nereikia privažiuoti iki jokios kasos arba iki išvažiavimo, jis bet kurioje vietoje prekybos salėje įdeda mokėjimo kortelę, susimoko iš prekes ir išvažiuoja iš prekybos salės. Šita elektrinė pavara yra skirta visiems dviračiam, visiems standartiniam dviračiam, paaiškiai visame pasaulyje. Nesvarbu, koks tai dviratis būtų, ar tai kalnų dviratis, ar tai miesto dviratis, nesvarbu, ar turi amortizatorius gale, ar neturi amortizatorių gale. Užsideda per 30 sekundžių maždaug, nereikia jokių įrankių, nieko. Ir užsideda ir važiuoji. Naiminės gali nuvažiuoti 30 km, maksimumus greitis yra 25 km per valandą. Pilnai pakraunama per 2 valandas, jeigu būna visiškai iškrauta sistema. O veikimo principas tai visoje šitoj dėžutėje yra sumontuoti integruoti akumuliatoriai, visa valdymo elektronika, visa varančioji pavara. Tai būtent pats variklis ir varomasis pelenas ir paspaudi mygtuką ir važiuoji. Projekto Atverk metu sukūrėme nuotolinio valdymo dviračių spyną, kurią galima valdyti išmaniuoju telefonu. Tiesiog programėlėje paspaudžiant atrakinti arba užrakinti. Užrakinus yra įjungiama signalizacija ir tarkim, jeigu bandant nuvaryti dviratį, tai suveiktų signalizacija ir tai nebūtų įmanoma padaryti. Šita idėja gimė studijų Danijoje metu. Pastebėjau, kad labai dažni sustojimai vargina, nes su įprastinė spyna užrakinti dviratį yra gana nesunku, bet užtrunka laiko ir ypač, kai nori liestis prie purvinos spynos, tai nelabai malonu. Išradimai ne tik sprendžia komfortiško žmonių gyvenimo klausimus, bet ir skatina mokslinę, technologinę bei pramoninę raidą. Visame pasaulyje vertinami lietuviški lazeriai jau kelerius dešimtmečius garsina šalies mokslininkus bei jų pasiekimus tiek mokslinių, tiek pramoninių lazerių sektoriuje. Prieš metus užpatentuota degtukų dėžutės dydžio lazerio Matchbox technologija meta iššūkį visiems pasaulio lazerio rinkos dalyviams. 6 kartus mažesnis nei įprastai lazeris jau dabar naudojamas ligų diagnostikai bei vaistų gamybos kontroliai. Stengiamės vystyti lazerių gamybą. Visi tie lazeriai yra pakankamai mūsų pažangus tom, kad jie yra labai maži. Mums pavyksta lazerių optiką ir elektroniką suintegruoti į labai mažą korpusą ir mes čia turime degtukų dėžutės dydžio lazerį Matchbox, skirtą biologijos, gyvybės mokslo taikymams, ligų diagnostikai, ląstelių tyrimams ir panašiai.
jeigu pažiūrėtume, ką mes Vilniaus universiteto kvantinės elektronikos katedroje lazerinių tyrimų centre darėme ar galėjome prisidėti, tai pirmiausia turbūt reiktų pasidžiaugti tais produktais. Tai Topazas, parametrinis šviesos stiprintuvas ir Farosas, prie kurių vis tiek pirmųjų, sakykime, stadijų tyrimo, ten pradėjimų, čia buvo pradėtos Vilniaus universitete, vėliau vystytos, sakysime, šviesos konversijos kompanijoje, kadangi tai yra mūsų, kaip sakysime, pumpurinė kompanija, kuri tuos produktus komercializavo. Ir po to mes turbūt kartu ir dabar dalyvaujam naujesnių ten stabilizuotos fazės, didelių tokių femtosekundinių sistemų kūrime, kur mes kažkokius, kaip sakiau, pirmose pakopose fundamentinius ir tam tikrus maketus galime kurti, bet po to vis tiek reikalingas labai didelis, kartais žymiai didesnis ir ilgesnis darbas tų kompanijų, kad jos paverstų, kaip pasaulyje geriausiais produktais. Matote lazerinio apdirbimo stakles, jose stovi iš visos konversijos Faros femtosekundinis lazeris, generuojantis itin trumpus 300 femtosekundžių impulsus, kuriais mes apdirbame įvairias medžiagas. Esmė yra šio prietaiso, kad tiesiog elektromagnetinė spinduliuotė yra aštriai sufokusuojama į bandinį, vyksta elektromagnetinė spinduliuotė sugertis, medžiaga įkaista, garuoja ir taip vyksta medžiagos ablecija. Tai mes galime itin tiksliai apdirbti įvairias medžiagas, daryti kanalus, skylutes ir kitus darinius, kokių mums iš tikrųjų reikia. Technologijos gimsta atidžiai skaičiuojant, matuojant ir derinant tai, kas anksčiau atrodė nesuderinama. Ilgo ir kruopštaus darbo bei mokslinių žinių pritaikymo dėka sukuriamos inovacijos ir technologijos, kurios palengvina ne vieno žmogaus gyvenimą. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.